Give it to me like Baigiam Kelmę privažiuoti. Pakeliu į gimtadienio šventimo. Pirmas sustojimas Kelmės parke, nežinau kaip čia vadinas. Na, nespėja nei trinkelio sudėti nieką. Bet va, iš tą turi jie kokį tramplyną. Ir ežeriuko gražų. Fontanas dabar už medžių nesimato. Nu, būkime atviri, bijočiau nušokti, na šitą tai nušokčiau, nes nei gilis, nežinau, kažkaip taip baimės nėra labai. Nu, Ieva labai abejojo tavo galimybę, matai, čia sugebėtum nušokti. Nes kai užlipi, tai čia taip aukštokai gaunas. Ne, tikrai nenušokčiau. Nu, kai esi ten viršui, taip įdomios jos melės. Ir iš viršus labai gerai žuvytės mato. A, ir čia matas, plaukioja, bet mažas. Negalime šunų vedžioti. Ir va tas bakšiukas kaip atrodo. Čia žolė šluopia. Gal lietus lyja, nors jau 12 valandų. Vasaros vėjai suvėlė tau plaukus, nai. Ko čia cipinė ta supinė? O, žiūrėk, antytės turškės po tuo baseiniuku. Va, ir fontanas matosi čia. Koks senas krokodilas, visas susiraukšlėjęs. Čia nesupinė. Čia ale soliuks? Ai, čia? Ne. Nu gerai, einam, varyk. Aš grįžtu. Varyk, sėd, greitai, kol filmuoju. Vasaros vėjai. Aš negaliu pritūpti su tą koją. O Kelmė labai myli tinklininkus. Ir todėl tinklinė kiek. Čia 4, ten dar vienas yra. O, hortenzijas kokias. Kasis garnys nuskrenda. Ten matau stovi baltasis garnys. Ir labai gražios hortenzijas. Ir kas čia yra? Tai pavėsinį nuo Kelmės sužavėjot. Net šiukšlė dėžė, rožė kokia. Paėmės rožės atidarai. Nu, labai gražu. Tikrai labai fainų. Nu, ateik, Robertai, tu man pagrosi. Man biškai nepavyko. Tai mokykis.
Nu, Ieva man skiria gimtadienio sveikinimą. Netikėk, ką priešai suoks, ką kalbės tau svetimi. Šis gyvenimas kitoks, reikia būti savimi. Kodėl nepritarėt, nepadedat man dainuoti, Robertai? Aš jau žemėjau. Nežinau. Ateik, pasikalbėkim. Kaip tu gyveni? Blogai. Kodėl? Internetas pradingo. Jes, o ten iš vis nebus interneto. Jau. Nu, užtvanka visai neslūgus. Bet va, matu čia, pugžliai. Pugžliai, ne ešeriai, o pugžliai. Ir va kiek pristoja žuvikių šapalai juodom uodegom. O ten didelis fontanas, o štai čia mažiukai. Atsargiai. Pažiūrėkit, kokie žuvis. O, uodega paplauna, tik stovi. Čia koks ten fainas tas žibins, kur ateiti laikas kieti pasilenkia. Ančių dresuotoja Ieva. Ančių dresuotoja Ieva, sakau. Žuvitakis. Nu. Живот. Одного. Nu fainai, ir kavinukai yra. Ir po kitą kelio pusę yra paveikslų galerija. Šitas gražiausias. Turistas pirmas, eikim pasižiūrėti. Atrodo vaizdas iš kitos kelio pusės. O čia chaosas kažkoks. Nu, tikrai gražus. Šitas labai gražus paveikslas. Kelmės miestas, viena didelė galerija. Jausmingas kuklumas.
kai ratas nedidelis, tai Ievas ir Roberta pirmi, aš atsilikęs esu. Jie nevalk manęs, ne taip kaip aš jau. Na štai baigiam apeiti visą Gražantės užtvanką. Ir grįžtam į mašiną ir judam toliau.